Taigi, sveiki visi į naują video ir šiame video mes ką gaminsime? Mes gaminsime va štai va tokias vareplės, nes kam pirkti, jeigu gali pasidaryti, nes kalvis vienintelis Aimetas, kuris gali savo pasidaryti įrankių ir visokių kaltų ir plaktukų, bet plaktukų aš dar nesu bandęs, bet gal reiktų kažkada pabandyti. Tai va štai taip va tos replės atrodys, aš čia šiek tiek su fokusais, kaip sakant, su mėtymais visais, va taip vareplės atrodys ir būtinai užprenumeruokite kanalą, nes kitame video, kitoj savaitėje aš gaminsiu va štai tokias vareplės, čia šiek tiek kitiems metalams paimti, va šitas pavyzdžiui plokščiam ir apvaliam, apvalus tik mažiukai gali būti, o šitas kvadratiniams ir dideliems apvaliams metalams, tai būtinai užprenumeruokit kanalą ir dabar keliaujam prie, kaip sakant, žaizdro ir pradedam kalti va štai šitas replės. Gerai, tai nuo ko pradėsim? Tai pradėsim nuo turėdami 16 ant 16 mm kvadrato metalą ir jisai yra 20 mm, ne 20 mm, 20 cm ilgio. Ir ką pirmą padarysim, tai mes atsižymėsim 35 mm ant priekalo ir prie priekalo, va taip biškį išplaksime. Čia bus, kaip sakant, pati plokštuma. Tai nieko nelaukia, dedam tuos du metalus ir kaitinam juos. Kol kas atsižymim 35 mm. Tai net žymėtis nereikia, va iš čia va, tas kažkur bus, kaip tik va. Pasižiūrim, va iš čia kažkur, pakeliam, kad ant taip kampo būtų ir išplakam. Kitą metalą taip pat padarom. Gerai, dabar du metalus taip pat išplakime. Dabar ateisime prie kampo, kažkur 45 laipsnius, taip kampu taip. Ir tada va taip į kitą pusę atskirsim tos dvi dalis, nu pamatysite viskas kaip atrodys. Tai kaitina metalą ir toliau tęsim. Dabar, kaip ir sakiau, kažkur 45 laipsniai. Vat iš čia kažkur. Va štai taip kažkaip turėtų atrodyti. Čia taip tiesiai, o va čia taip 45 kampų išplakta. Tai dabar aš dar biškį čia pagražinsiu ir tada pasakysiu, ką toliau darysiu. Gerai, dabar turime tą dalį. Tai atsižymėsim, nežinau, gal kokius 2 cm ir tada plaksim į va tą pusę. Va čia tokį dubimą padarysim ir taip išplaksim. Ai ne, į kitą pusę, tai yra va į tą pusę išplaksim ir čia išilginsim taip rankeną. Tai atsižymim ir aš parodau, kaip viskas atrodys. Nu va tokia va forma va turi būti. Ir dabar ką beliko padaryti, tiesiog iškalti skylutę, bet kalsim vėliau. Pirmą viską išploninsim, tada skylutę iškalsim ir pasidarysim kniedį ir užkniedysim. Tai dabar ką padarom, tai tiesiog išilginam va štai šitą. Ir iš tikrųjų ranka tai užtruks gan ilgai laiko, tai pasiruoškit ilgam tai leps, kaip sakant. Mes jau turime, jau pabaigę, jau išploninę, va štai taip išplonintas atrodo. Ir dabar ką darysim, tai darysim dabar skylutės iškalimą. Tai iš tikrųjų galima įgręžti, gręžti iš tikrųjų net ir lengviau, bet iškalsim skylutę, pasimokinsim dar pakalti skylutę. Ne, iš tikrųjų Vytautas jau moka, bet parodys kaip kalu skylutę, tai va su šito va kaltu, tai atsižymėme, kur kalsime ir iškalam skylutės.
Turime iškalę skylutes, tai dabar ką pasidarom? Dabar pasidarom kniedę. O kaip kniedę darysime? Tai kniedę darysime prie spaustuvų, įspausim tiesiog metalą paprastą. Ir padarysim galvutę ant vieno galo ir tada perkyšim ir padarysim kitą galvutę. Nu jau kaip užkniedysim jau visiškai. Aš tik įsimatuoju, kokią čia storį mūsų replės. O kaip tik 8 mm, gerai. Padarėme vienoje vietoje galvutę. Dabar mes biškį tą kniedį ištiesinam. Ir dabar kaip perkyšim padarysim ant, žodžiu, užplaksim jau, va taip va. Kniedė atrodo. Tai dabar ką padarom, aš biškį man dar reikia tas replės pašveisti, kad ten geriau viskas įsilystų, įsidėtų. Tai ir padarome. Tai gerai, tai dabar pabandom ir užkniedyti su ta kniedė. Turime užkniedėje, bet dabar kadangi neįmanoma pajudinti, tai dabar reikia tiesiog vėl kaitinti ir taip išjudinti. Gerai, jau jos juda šiaip dar pabiškai. Aišku, čia reikės išjudinti dar truputuką, bet dabar ką padarysim? Čia va įkalsim, žodžiu, ten tiesiog gal kokį 6 mm, kad toks įdubimas būtų tokį apskritimą, kad galėčiau ir tokį apskritimą paimti. Tai ir padarom ir tada jau viską ištiesinsiu ir bus kaip jau pabaigtas tas video. Na, štai va kaip atrodo. Viduj padariau tokį kaip ir kryžių iškaliau ir dabar galėjusi lengvai paimti kokį nors apvalų metalą ir jisai nelengvai išsiims, žodžiu. Sunkiai išsiims. Dabar biškį dar apkalinėjam, tai aš tiesiog gal čia biškį dar patiesinsiu, čia dar gal kažką patiesinsiu, nežinau. Ir tada keliausim prie švietimo. Gerai, na, va štai taip va kažkaip atrodo. Aišku, nėra labai ten patraukliai, bet žinokit, patrauklumą čia nereikia, o reikia, kaip sakant, funkcionalumą, nes, kaip sakant, replės yra replės. Tai va dabar ką mes padarysim, nušveisim ir bus pabaigtas šis video. Na ir štai va, mes turime jį nušveitę. Va štai taip va replės mūsų gerusios atrodo. Pabandom kažką paimti, kažką palaikyti, kokią juostą ar šiaip kažką. Sugrebi, nebeištrauki. Su apskritimais taip pat. Irgi gerai labai laikosi. Tai va, iš tikrųjų net neapsimoka, pavyzdžiui, iš kažkur ir kažką ten, žodžiu, pirktas, replės ar kokius kaltus, geriausiai pačiam pasidaryti, nes net tai, kad sutaupai pinigų, bet ir, žodžiu, pasimokini, kas su šitom repliom galėtų būti geriau, tai, žodžiu, va tas žiauriai baisus, va ta dalis. Iš tikrųjų, jos gražios, tik va ta dalis tokia baisi. Nu, toks čia kažkoks nereikėjo tokį didelį kažkokį palikti. Va ta tik dalis baisi, daugiau tai kaip ir viskas normaliai. Tai jeigu patiko šis video ir jeigu jisai buvo jums, kaip sakant, pamokantis, kaip pasidaryti replės, iš tikrųjų tokias replės nėra tikrai sunku ir tikrai apsimoka jums daryti. Aišku, tik tais va ta dalis visai iškat labai ilgai laiko trunka. Tai paspauskit like, jeigu patiko ir pasimokėt. Paspauskit dislike, jeigu nepasimokėt. Parašykit komentarą, būtinai užprenumeruokit kanalą, nes ir kitame savaitės video mes kalsime replės, tik ne tokias, o šiek tiek kitokias. Aš jau pradžioj video rodžiau. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir susitiksime kitame.